Audioteka LT pristato Bartošo Polonskio audio knygą Robčikas, Vilenskas romanas. Iš Vilniaus lenkų kalbos vertė Evelina Bondar. Įgarsino Laurynas Jurgelis. Išleista bendradarbiaujant su asociacija Slinktis. Audioteka LT 2025 metai. Visos teisės saugomos. Gegužinė. Žiek. Rasų kapinėse prie Pilsudskio gegužės 3 visada dafiga lenkų autikų. Eilės kartais kilometrinės, iki pat stoties. Tai mes šį kartą per gegužinę šovėm tokį naują prikolą. Robčikui per athodus po Kaliosų toks užšnekas buvo, kad sugalvojo stumdyti šaltą vandenį turistams iš Lenkijos. Paliubomu bus karšta ir norės gerti. Pati ta proga varkiai sukt. Kogi mums, neiškišus jiems vandens. Biški šaibų užsikalt nepakenks. Ir užsiėmimas talkovas, ne šiaip trintis prie maršalo kaip kokiems lodoriams. Aš aišku, pasirašiau. Reikia kelti savo finansinį lygį. Patinka man gegužinė. Pirma, per gegužinę visad geri orai. Antra, dafiga gražių panų iš visų lenkiškų šulių. Galima pakadrinti ir pažiūrėti, kaip atrodo. Visos ciolkos su trumpai šortais ir maikėm. Ne viena nesiparina, kad atrodo kaip šalava, nes, visada galima atsimazinti, kad tipo karšta. Karoči, vieni pliusai. Patinka man gegužinė, nes visi davolni. Visi sluoksniai. Nuo bomžų iki kostiumuotų šaibiorų, nuo malalietkų iš darželių iki učilkų, nuo studentų iki armijos krojovos kareivių ir senų babuškų. Ko nebuvo, tai mūsų gimdytojų, nes Lietuvoje gegužės 3 ne šventė, o paprasta darbo diena. Kur be pasisuktum, per gegužinės Vilniui visi visur bazarina lenkiškai. Toms kelioms dienoms jis tipo tampa mažąją Lenkiją. Toks prikolas. Gaila aišku, kad turistai dažniausiai tokie duchai su kėdais, kur kriokia per visą gatvę, tarsi jų nieks nesuprastų. Ir dar nedavolni, nes tipo Vilniuje viskas brangu. Būdavo ir jaunų panų su tais turistais, bet mes kažkaip jų niekad nekadrinom, nes atrodydavo kažkokios protingesnės ir šnekėdavo daug gražiau už mus. Man tai kažkaip striomna būdavo jas kalbinti, nes šnekėjau kaip tuteišiai, bet to čiųjų ne taip lengva jas paimti, reikia bazarinti visokiom rimtom temom. Žinoma, šiandien man svarbiausia, kad orai zašibys ir žmonės bus ištroškę. Prieš kelias dienas Robčikas Pašilose rado tašką, kur paėmėm 100 pem puslitrinių buteliukų. Pardavinėsim 10 kartų brangiau nei Pardėj. Per gegužinę visada karšta. Nori nenori vandenį gerti teks. Su taksu atvilkom 6 dėžes mineralinio ir sulankstomą staliuką. Taksistas nulupo normaliai, nes užgriozdinom jam visą mašiną. Šalia mūsų savo šmutkės dėliojosi bobutė, pardavinėjanti žvakės, kryželius ir religinius paveikslėlius. Kokio velnio jūs tą vandenį atsivilkot? Suriko visa nedavolna, nes mes tipo užstojam ją turistams. Nieko mes neatsakėm, tiesiog toliau statėme staliuką ir ruošėm mineralinį. Žmonių buvo dafiga. Visam rajone pilna lenkų autikų. Jų vis daugėjo ir daugėjo. Ištisos minios judėjo link Pilsudskio kapo. Iš toli aidėjo daina. Vitai Majovo Jučenko, švieč v našai polskij krajini. Būk pasveikintas gegužės ryte, nušvieski mūsų Lenkijos žemę. Oba, tengi būna skautų su lenkų ir lietuvių vėliavom. Viena skautė buvo tokia visai nieko. Gražiai šypsojosi ir dainavo kartu su visais. Prie kapinių vartų dafiga žmonių. Visi gręžiojosi į dainuojančius skautus ir juos praleisdavo. Skautai baigė dainą, išsirikiavo aplink Pilsudskio kapą ir sustojo kaip apsauga. Kiek butelių turit? Prie staliuko išlindo mūsų šūlės dyrikas. 150, sakau. O po kiek pardavinėjat? Po 3 eurus, atsakė Robčikas. Brangokai, vyrukai, dyrikas nustebo. Lenkai skupus, dėrėsis. Sakykit, kad geras vanduo. Pardavinėkit. Bet tai šaunuoliai, bandykit, užsidirbkit, gerai sumastėt. Jei viską parduosim,
užsidirbsim 450 eurų. Kai kurie per mėnesį tiek neuždirba, kiek mes per vieną dieną. Nusipirkom vandens už 45 eurus. 1000% navaro pro šepaną. Robčikas viską susakė kaip per pamoką. Priskaičiuok dar transportą, jūsų laiką ir nenumatytas išlaidas. Prognozės neblogos, palaukiam rezultato. Dirikas nusišypsojo ir nuėjo. Pro šepaną. Robčikas ištraukė vieną butelį. Čia jums, vaišinam. Ačiū, sėkmės berniukai. Dirikas nuėjo Pilsudskio link. Šalia buvo stotelė. Kaip tik privažiavo autikas. Iš jo išlipo Andželka su Betka. Iš karto priėjo prie mūsų. Andželka žingsniavo taip, lyg vaidindama kokio reperio klipe. Robčikai, duok vieną bonkutę. Gausi bučiuką, paprašė. Nueik į Maksimą ir nusipirk, šitie lenkams, atsakė Robčikas. Betka kramtydama gumą sušnairavo į Robčiką. Priviet, kada plotas? Paklausė. Ateikit šeštadienį, pasitūsinsim. Andželka bandė pačiupt buteliuką nuo stalo, bet Robčikas jai sutrukdė. Nu duok buteliuką, vpadlu tau, ėmė nachalint. Karoče, nepisk man proto, eik pas Pilsudskį ir vizgink ten savo uodegą. Kaziolas, jei nualpsiu, tai jūs kalti būsit. Davai, ateik po valandos, jei kas liks duosim, pasakiau, kad atstotų. Čiau, berniukai, pasimatysim per plotą, pasakė Betka. Pažiūrėjo į mane, nusišypsojo ir abidvi ciolkos dingo. Šiandien kažkaip mažokai gražių panų, daugiau senių. Toliau pro toj tūlikus praeidinėjo grupė mokytojų iš Šulios. Prie mūsų priėjo Žaba. Robertai, ko per pamokas nesirodai? Kaip tu žadi matematikos egzaminą išlaikyt? Tokio lodoriaus dar nesu mačius. Gėda tu mūsų mokyklos. Badziojasi velniai žino kur ir tik tas savo elektrinės cigaretes rūkai. Nori geltonais dantim vaikščiot? Robčikas nekreipė dėmesio. Ramiai dėliojo jaščikus prie staliuko. Učilkė pasižiūrėjo į mane. Darjušai, tu atrodo talkovas vaikinukas, o su šituo pašlemėku susidėjai. Nužvelgė Robčiką, tada mūsų butelius. Ką jūs išvis čia veikiat? Ėmė žvalgytis aplink lyg lunatikė. Nepadarykit gėdos, svečiai iš Lenkijos atvažiuos ir konsulas bus. Prošė, pani, kai gerklė išdžius, ateikit vandens nusipirkt, padarysim jums specialią nuolaidą, rėžė Robčikas. Chamas! Žaba nusisuko ir nuėjo Pilsudskio pusėn. Robčikas niekad negerbė mokytojų, išskyrus Diriką, kas be ko. Diriką gerbė visi. Robčikas retai pasirodydavo pamokose, bet kadangi tėvo jis neturėjo, o motina per daug nesiparino, tai niekas jam nieko ir nesakydavo. Nežinau, kaip jo iki šiol neišmetė iš mokyklos. Gal Dirikas tiki, kad dar pasitaisys? Karoče. Labiausiai Robčikas nekentė bomžų ir narkašų. Davai pastatom vandenį pavėsi, nes tuoj pavirsi į arbatą. Ir žiūrėk, kad narkomanai nenupyzdintų. Robčikas apsidairė. Čia prie rasų valkiosi tokie du etatiniai. Privažiavo dar vienas autikas su įjungtu avariniu. Iš to autiko išlindo lenkai. Kalbėjosi garsiai, lyg apart jų nieko šalia nebūtų. Vienas turistas pastebėjo mūsų staliuką. Sustojo. Kairiai rankoje laikė vadovo po Vilnių, kita krapštė iš nosies snarglį. Robčikas tvėrė butelį ir pastatė prieš čiūvą. Imkit, šviežias, šaltas vanduo, sušuko. O, nagi, nudžiugo čiūvas, jūs vaikinai iš Lenkijos? Ne, vietiniai iš Vilniaus, atsakė Robčikas. Nagi, gražu, Vilniukai? Čiūvas plačiai nusišypsojo ir priėjęs arčiau sušnibždėjo. Vilno naše, ką? Naše, vaše, imkit vandenį, naše vanduo. Robčikas jau pradėjo nervintis. Kaip malonu jūs matyti. Taip gražiai kalbate lenkiškai. Na, tai duokite man 2 buteliukus, apsisprendė Čiūvas. 6 eurai, tarė Robčikas paduodamas 2 buteliukus. Kiek? Ką? Ką jūs? Čia pokštas? Ne, čia geras vanduo, stūmė Robčikas.
Aš už tokią kainą cepelinus pietums galiu suvalgyti. Gal juokaujate? Nenorite, nepirkite. Jei jums gerklė perdžius, tai jau ne mūsų problemos. Čiuvas persikreipė ir atidavė vandenį. Imkit už 4, dėrėjosi Robčikas. Pacanas, atsipisk. Čiuvas apsisuko ir nuėjo pas Pilsudskį. Ir jūs sveikiname gegužės 3 progą, suriko jam Robčikas. Kaziolas, lenkas ble herovas, pridėjo jau tyliau. Tolėliau kažkoks rajono senukas lindo prie turistų, prašė babkių. Robčikas greitai pribėgo prie jo ir pabandė nuvyti šalin. Nedaryk gėdos prieš lenkus, suriko taip, kad visi išgirstų. Sūneli, man gydymui reikia, ėmė dejuoti senukas. Joks aš tau nesūnelis, davai valink iš čia, kol kojų nesulaužiau, pasišaipė Robčikas. Atvažiavo dar vienas autikas. Išlipo daug lenkų. Visi nuskuto į kapines. Gale ėjo toks darovas vyriokas, prakaituotas, pavargęs visas su ciza dantyse ir voro tatuškė ant byckės. Imkit, geras vanduo iš druskininkų, gerai sveikatai, užkalbino jį Robčikas. Čiuvas paėmęs butelį atidžiai apžiūrinėjo etiketę. Skaitė, kol galiausiai nusišypsojęs atsisuko į mus. Product of Belarus. 3 eurai. Pirmas dalykas – tai jūsų matematika supista. Antras – čia srutos iš Minsko, o ne kurva iš druskininkų. Trečias – jei čia būtų Lenkija, už tokius bajerius išdaužyčiau jums snukius. Bet šiandien šventė, tad būkim mandagus. 2 butelius už 1 sveiką snukį. Čiuvas paėmė dar 3 puslitrinius ir nesumokėjęs ramiai nupėdino link Pilsudskio. Tiesa, Dirikas sakė, lenkai nebuvo davolni. Šnekėjo, kad bandom savus apipist. Pusė turistų išvadino mus kurvom, kai kurie pasiuntė nachui. Pardavėm 20 butelių ir didžiausia suma, kurią sugebėjom išlupt, buvo euras. Nepadėjo net trinimas, kad vanduo atseit pašventintas kunigo iš Aušros vartų. Išėjom daugmaž ant 0. Galiausiai pradėjom pardavinėti po 5 centų, bet liaudės jau buvo nedaug. Visi nuvarė į senamiestį. Na, ir vanduo sušilo. Nieko jūs čia vaikeliai neužsidirbsit. Raskit geriau normalų darbą, pasakė babuška, prekiavusi religiniais šūdukais. Ji paaiškino mums, kad narkašai rasose geriau verčiasi. Vaikšto po kapines ir pasakojo lenkams apie kapus. Rodo, kur koks žymus žmogus guli, ar net padeda susirasti giminės palaidotas čia prieš karą. Realias babkės užsikala. Kol kalbėjome su babuška, narkašai prie visko kelis butelius išnešė. Tai čiuju ir bus nenumatytos išlaidos. Gal jūs norite šitos jaščikus nupirkti? Atiduosim po 5 centų už buteliuką. Babuška pasižiūrėjo į mus, tada į jaščikus ir caktelėjo pro dantis. 20 centų ir daugiau ne kapeikos. Neturėjom pasirinkimo. Tasytis, taksą kviest, papildomos išlaidos ir laiko gaišimas. Ladna, imkit, pani, pasakė Robčikas. Pastatėm jaščikus šalia babulkos. Paėmėm babkės ir nuėjom į stotelę. Iš viso uždirbom 46 eurus. Gavosi 1 euro navaras už stovėjimo visą dieną prie kapinių. Su Lachavozu nuvarėm į rajoną. Tik Robčikas išlipo iš autiko, prie mūsų pribėgo Rachitas, aiškindamas, kad reikia nueit pas bulgarą. Aš šitos reikalus nesikišau. Kai atsisveikinom, nuvažiavau į Akrą dalintis krajučių persirengęs viščiukų. Tokia halturkė, kurią man kadais pametėjo Robčiko dzecka. Skrajutės dalindavau žmonėms Stajankoj, o paskui dar šiaip paslankiodavau po Akrą. Mano bendradarbiai būdavo išmetas skrajutės tiesiog į šiukšliadėžę, bet valytoja pastukalina ir šefas išrašo pizdako. Nenorėjau taip daryti, ne mano stiliui, taip apgaudinėti. Vėliau paprašiau leidimo dalinti be viščiuko kostiumo, nes per karštą, be to užpisė jau buvo urlikai, kurie nuolat iš manęs prikolindavo. Kartais duodavo pendelį į šikną ir pabėgdavo. Be viščiuko tapo žymiai smagiau. Dalinant skrajutės galima buvo oficialiai kadrint panas. Prie manęs priėjo tokia ciolka. Labai graži, su dafiga tatuškių ir pirsingų.
Sakė, kad vaikšto į transo tūsus ir kad prie ežero bus smagus festas. Prisiekinėjo, kad ten nusimato geriausias festas šią vasarą. Pasakiau, kad festuose nesilankau, bet mėgstu diskonus. Kol apžiūrinėjau tatuškės ant jos kūno, net nesupratau, kad ne aš jai daviau skrajutę, o ji man davė savo. Jos skrajutėse buvo daug spalvotų geometrinių figūrų ir įvairūs gliučiniai užrašai. Nesupratau, kas čia tokio, tiesiog įsimečiau į kuprinę, o grįžęs sėdu prie namų darbų. Nacher man tos trigonometrijos formulės. Sinusai, huinusai, nafik man jie bus gyvenime reikalingi. Babkių užsikalt tikrai nepadės. Bet zin, reikia egzams. Tipo sinusas ašyje tas pats, kas kosinusas, o trikampyje sinusas ir kosinusas irgi tas pats, tik atvirkščiai. Dariukai, ateik, pietus paruošti. Zašaibės, nes man jau suko pilvą. Kaip skaniai kvepia. Grybų padažas, iš baravykų, kuriuos pas močiutę kažkada pririnkom. O kas valgyt? O kaip manai, mama padavė man garuojantį karbonadą. Koks gliukas. Gliukai tu gliukai, davai valgyk neplepėjęs. Mama visada paruošė ką nors skanaus. Dabar jis stovėjo prie lango ir žiūrėjo į gatvę. Rankoje laikė telefoną ir kažką maigė. Matyt, žinutkę tėtukui rašė. Jis tvarkėsi dokumentus paskolai. Nu va, turėsim naują chatą Antakalnį. Arčiau miško, 2 dideli kambariai, vienas bus svetainė, kitas miegamasis. Geriau jau mašiną nusipirktume. Imk sultyčių, užsigerk. Pradėsi studijuot, tau seną chatą paliksim. Vėliau turėsi žmoną, pradėsi savo gyvenimą. Man ir taip gerai, negalvoju aš apie žmoną. Nemadinga dabar ženytis. Neišsikalinėk. Internetuose visokio barachlo prisižiūrėjai. Va, imk valgyk lapus, kad geriau virškintų. Mama padavė salotą su kitokiom žolėm, apšlakstė aliejum, pabarstė druska, pipirais, išspaudė biškį citrinytės. Skanumėlis. Tėtė grįžo man darant namų darbus. Sėdėjo svetainiai, gėrė arbatą ir skaitė Kurjer Vilenskį. Priėjau, atsisėdau šalia ir kartu įsispoksojom į kažkokį fuflo per teliką. Mama sakė, kad vėl trainiojosi su tuo lodorium. Robertas man padėjo gauti darbą Akropolyje, sakau. Labai gerai, kad dirbi. Reikia mokytis, dirbti ir užsidirbti. Bet dabar tau svarbiausia išlaikyti egzaminus ir įstoti. Nachrena tau po tą Akropolį slampinėti. Kiek jie tau moka? Aš mašiną noriu nusipirkti. Nachrena tau ta mašina reikalinga. Visus pinigus saliarai atiduosi. Žinai, kiek ryja? Dabar gal tau nesimato, bet kai turi mašiną, tai visi pinigai eina tai saliarai, tai remontui, o dar už strachovkę reikia kas metai mokėti. Suprantu, reikia pastovaus darbo, jei noriu kasdien su mašina varinėti. Mama užsivilko striukę, bet prieš išeidama prisijungė prie mūsų pokalbio. Sūneli, negalvok tu apie darbą. Kol studijuosi, mes su tėčiu tau padėsim, ir pinigais, ir viskuo kitu. Vėliau, kai jau dirbsi, pats savo gyvenimą tvarkysis. Štai desertas, koldūnai su mėlynėmis. Aš į Maksimą. Koldūnai buvo tokie skanus, kad kalbos taip ir nutrūko. Mirkėm juos į grietinę ir mėgavomės. Vos baigėm valgyt, aš ir vėl pradėjau trint apie mašiną. Nu, bet šoferams geriau moka, aiškinau tėvui. Žiūrėk, kiek taksistai lupa. Tu tik mokykis ir egzus išlaikyk. Šoferas tu šoferas. Valkioja su tuo balamutu, galvą jis tau apsuko. Prie ko čia? Jei reikės, pasiimsi mano pasatą, baigė Baciokas. Jo, pats ir važinėki su savo grabu. Jau geriau lachavozu važinėsiu, nei pazorinsiu su tuo pasatu. Tėti, davai kartu nusiperkam naują mašiną, ką? Kiek galima taupyt? Solidžiau atrodysim ir nevanelins saliarą kaip pasatas. Tėvas kreivai į mane pažiūrėjo. Nepatinka, kaip pasatas kvepia? Pasikabink Wunderbaumą ant veidrodėlio. Užbaigė Baciokas mūsų pokalbį. Išgėrė arbatą,
suvalgė paskutinį koldūną ir grįžo prie teliko. Paskui parėjo mama, paskelbė kokios afigienos nuolaidos Maksimui ir kiek babkių sutaupė. Nuvariau į savo kambarį. Per Messengerį parašiau Robčikui. Zdarova, Kentas, gal tavo dzetka dar kokią chalturkę turi? Robčikas atrašė. O realių reikalų užsiimt nenori? Nieko neatsakiau. Tiesiog įsijungiau kompą ir pradėjau žiūrinėti skelbimus. Aš normalus bachūras. Alio, Robčikas, Girč, kaip ten dėl chalturkės? Karoče, tokie reikalai. Maksimui kraut prekes, pem jevrikų. Visą penktadienį, šeštadienį, sekmadienį darbo dachera. Arba kitas variantas sakri. Tipo, dalint žmonėm anketas, kad pildytų, bet reikės vėl kokių debilų persirengt. Tipo, viščiukų, prie žmonių kabinėtis, reklamuoti kažką. Moka 3 jevrikų per dieną ir darbas lengvesnis. Girdėjau, Tele2 ieško žmonių, tipo, telefų stumt. Galėčiau Simkę žmonėms įstatinėti, aiškint, kaip update'us Androiduose pasidaryt. Ten reikalauja, kad būtum bent 18. Tai gal dzetka turi kokių pažįstamų, kurie nalievą įdarbintų? Ne, neturi jis tokių kontaktų. Jisgi grūščikas. Nu yra ten vienas darbelis, reikia išvežioti stambių gabaritų prekės. Moka dafiga, bet tačkę reikia turėti. Taip kad pamiršk. Karoče, pažadėjus man paskambinti, jei kas atsirastų. Robčikas gerai gaudosi kas, kur, kaip. Aš ir taip penktadienį, šeštadienį, jei nėra kokio tūso, šūdą malu, internete prasėdžiu, taip kad papildomi bašliai praverstų. Antradieniais ir ketvirtadieniais vaikštau į kačialkę. Tai ant visko dar kraut prekes visą savaitgalį man nelabai švietė. Kačialkė – geras reikalas. Kai neturi panos, padeda vietoj sekso ir presas gražesnis. Grįžti namo, niekam nebeturi jėgų, jokių parkių. O aš toks žmogus. Mėgstu, kai viskas be parkių. Noriu būti laimingas ir kad aplink viskas būtų normaliai. Myliu gyvenimą, plus man toj sueis 18. Reikės savarankiškai tvarkytis. Karoče. Šiandien penktadienis. Normalų žmonės varo į plotus. Tūsinasi su draugais, čekina, kas rajone vyksta, ar po miestą slankioja. Bet man vpadlu tie tūsai. Sėdžiu chatoj ir gerai man vienam. Čiuju, geriau išsimiegosiu ir rytoj pas Robčiką nueisiu, celkas pažiūrėsiu, muzončikas, pivasikas, viską ten. Šiandien chill. Pabrausinsiu intikę. Ar namų darbus pasidarysiu? Ne, pasidarysiu rytoj, nes su matkė man gaidys gaunasi. Užleidau tos algoritmus, ar kaip jie ten. Iš principo, tai visai aš mėgstu mokytis. Nebijau ir knygų paskaityt. Mama visada kartoja. Viek žuvy, viek učys. Gyveni ir mokaisi. Patinka man pamokos, per kontrolinius ir testus nejaučiu įtampos. Visada stengiuosi pasimokyti, kad nereikėtų nusirašinėti. O štai Robčikas, man neaišku, kaip jis vapšė baigs mokyklą. Suprantu, kad jis užsiėmęs ir ne visada spėja namų darbus pasidaryti. Nors kokie ten namų darbai? Paskutinė klasė, labiau egzams ruošiamės. Tik žaba, ta sena dūra kuolus rašo, semestro vidurkį visiems gadina. Visai nesigaudo, kas vyksta aplink. Karoče, vaikštantis grabas. Kartą cvapkė man įkalė, nes atseit ne tos spalvos tušinukų kontrolinį rašiau. Tipo juodas tušinukas jai nevalina. Grabe aš tokias mačiau. Parašiau prašymą Dyrikui. Tai ištrynė tą dvejetą, ašgi mokyklos tarybui. Raukiau temui, Dyrikas manim pasitikė. Nu nieko. Šiandien penktadienis, pailsėsiu nuo šulios. Tėvakų nėra, kabelinė rodo, YouTube'as groja, intikas veikia. Lyg ir viskas yra, bet kažko trūksta. Gerai, kad cizų nerūkau, nes dūmičiau kaip velnias. Žurnalus visus peržiūrėjau. Buvau šulioj užsirašęs į psichologijos būrelį, tai žinau, kas yra užimtumo problema. Nesiparinu dėl to. Kiekvieną minutę užpildau veiklą. Todėl ir šulioj atrodau kaip normalus bachūras. Reikalus tvarkau, kitiems rodau, kad žinau, ko noriu gyvenime, stengiuosi pats nesiparint ir kitus iš parkių vaduot. Taip po chatą besisukiodamas peržiūrėjau visą YouTube'čiką
jau ir 12 nakties atėjo. Atsiguliau miegot. Šeštadienio rytą suskambo telefas. Sūneli, nulėk pas dzedzę Gieneką. Jis mums TV tunerį sutvarkė, nuneš 10 eurų. Tai ko iškart nesumokėjot? Tai žinaigi Gieneką, nenorėjo imt. Nu mam, leis dar pamiegot. Sūneli, nulėk į parduotuvę, paim Gienekui alaus. Ta geresnį imk, kur 1,5 litro stikliniai bonkiai. Nu, kur parašyta, kad gurmanams, ką nors iš brangesnių. Ei, mama, turėk sąžinės, leis pamiegot. Kelkis, sūneli, negulinėk,